Nu, pasiruošęs? Tai ko namuose nepavalgai? Nu valgiau, neužteko. Gerai. Gerai. Let's go. Dar šurelių prisipirkau. Nice. Nu tai jūs tai kur šiandien važiuosim, ką veiksim? Vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, tai yra sekantį žingsnį. Žinai, kas dar svarbu? Vanduo. Slėnis, vaga. Turbūt mes čia, arba ne čia, nežinau. What about the destination? Fuck you! Nu tai iš esmės mes grįžtam į Kernavę, aš jau buvau vienas, bet man nepavyko surasti Daubulių slėnio, kitaip vadinamo Gyvačių slėnio ir Daubulių ąžuolo, prie kurio senovėje krikštydavosi lietuviai, nes lenkai neleido jiems krikštytis bažnyčiose, nes nemanė, kad jie yra tikrai krikščionys ir manė, kad jie yra pagonys ir stačiatikiai, tai lietuviai sugalvojo krikštytis patys save, savo vaikus prie ąžuolo, kuris yra laikoma šventu. Ir šiaip iš visos idėjos jie realiai ir įtikino lenkus, kad jie iš tikrųjų yra stačiatikiai ir pagonys, nes jie tai daryti prie ąžuolo. Ne kažkur nebandė koplyčias pasidaryti, dar kažko, bet prie ąžuolo. Ready, Freddy? Šitą reikia pasimti. Čia yra koordinatės. Jis reikės įrašyti telefoną. Okay. Aš galiu iš karto įsirašyti telefoną, bet neklaus. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ant popieriaus smagiau. Kaip Magellanas. Kaip Magellanas. Žemėlapį nusipaišė jūs tai. O tas ąžuolas yra labai garsiai žinomas pagal sakmes, nes prie jo pasirodydavo karalių Gyvačių karalienė. Ji buvo absoliučiai visa deganti milžiniško dydžio gyvatė, kurią laikė visą miško sargę. Ir ji buvo atsakinga už visas kitas gyvates, kad jeigu gyvatė įkąsdavo žmogui arba gyvuliui be reikalo, tada jinai jas ištremdavo iš to slėnio, kurį laikė kaip ir pačia nuostabiausia vieta, kokia įmanoma gyvatėms, ten kaip žmonėm rojus, kažkas panašaus, ištremdavo ir įleisdavo tik kitais metais. O kur ištremdavo, taip ir nėra, ta prasme, pilnai paaiškinta. Bet kažkaip, kaip suprantu, kad uždarydavo aplinkinius vartus įeiti atgal į tą karalystę. Tai va dėl to prie to ąžuolo dažniausiai pasirodavo ir yra žmonių labai daug buvo pasakota apie kaip jinai buvo pamatyta ir kaip aplink visur būdavo išdegusi žolė. Tai gal pamatysim? Jo. Nu tai kur čia galim rasti tūliką visų pirma? Einam, ten bus. Ten bus. Tada norėjau kažką įsikalti valgyti, bet... Užrakinai mašiną. Rasim grįžę. Ką ta prasme, kas jie? Be raktelių, ką jie? Varys kažką? Ką jis jie veiks? Daž parduot? Who knows? Who knows, man? Čia parduotuvė šiaip. O, ne. Jo, pavas pasimės, yra tualetas? Tenai priešas tualetas. Kur? Kažkur priešais. Šitas. Arba ten. Ai, ten sakai, ne? Jo. Ai, jo, va čia. We found it! Svarbiausia, ne kokį nors kitą, žinai, daiktą išliaujant. Jeigu sutiksim žalčių, dėl to man problemos nėra, bet jeigu aš pamatysiu angį, tai aš skrisiu greitai. Angis mažytė, tu jos nepamatysi, Jo, bet pajausi greičiau. Nuo kada tu angis mažytė yra? Ne mažytė? Ne, normalaus dydžio. Aš kažkaip galvojau, kad jos Dabar, aišku, nėra, žinai, anakonda, bet normalaus dydžio, nu tai kaip ir žaltys gali būti nuo
realiai mažas jis gali būti 10 cm, suaugęs jis gali būti virš 2 metrų, tai Taip. nežinau, ar čia yra mažas Nelabai. dalykas. Kaip šiandien nuotaikos? Na, lytėlinį kartą lietus prikolina, bet kaip matau, link Vilniaus važiuojant giedrės. Gal visai nieko. Atrodo, nice. Mėgojau trumpai ir taip kaip ir lievai, bet it's fine. Kavos prisisirbiau, izotoninį gėrimą privariau, varškės privalgiau. Kiek mėgoji? Nežinau, kokias 6 valandas. Man yra mažokai dabar. Praeitą kartą taigi 3 mėgoji, ar something. Na, ne. Tai šiandien geriau. Kaip ir. Bet aną kartą buvo daug fainiau, nes saulė švietė, tai visai kitas jausmas. Nieko senas, svarbu pozityvumą išlaikyti ir saulę nušvis. Negali lyti visą laiką. Justas ir vėl eina į parduotuvę. Ir vėl pirks sūrelių. Kažką pirks. Nuėjom Kernavėj į tualetą. Čia mokama. Ir tipo sako po eurą. Ir man sako, blemba, brangiai. Sako, jūs tas daug lūpat. Tai darbuotoja pakėlė toną, sako, aš tik minimumą uždirbu. Liūdna, kaip pagalvoju. Kur mes čia eisim? Spėju, kad eisim čia į Piliakalnius tos. What you doing, little guy? I'm gonna squish you. Kas buvo ranka? Nieko, vabalas užlipo. Ką tu čia, blet, sūrio pasiėmei? Sūrio. Damn, dude. Kernavė buvo kažkada senai viduramžiais Lietuvos sostinė, ne? Tu man taip sakai, aš tą patikėjau. Nežinau, gal. Ai, gerai. Pagal patikėjau. Aš žinau, kad buvo. Visai neprasta. Damn. Nice bažnyčia. Pilkoji tuopa. Jis man labai panašus. Damn, it's so huge. Toks jausmas, kad čia yra. Ir čia getmins buvo atvaręs ir jam nuo grybų. Nuo grybų buvo, tai čia matė geležinį rūką. Na, gal prisivalgė musmirių. Wow. Nice. Kas čia per bičias? Kažkoks milžinas. Mozė. Mozė, ja. Koks milžinas. It's a mozė. Čia gedas? Man atrodo, kad jau. Čia gedukas? Panašus. Gerai. Einam žiūrėti Piliakalnių. Man tas bažnytės neusipa turėjo. Bet užtat turėjęs kaip varo. Tai turiu tau parodyti. Tyrė yra kažkur va ten. Jau taip protėvių dvasia. Jau trumą turėsim plaučių uždegimą. Reklamuojam nikštuką. Tai skaniausia, pinigaulis. Sponsored by Nikštukas. Ir ką, atsiųskit man dėžę. Atsiųskit dėžę Justui. Nikštuko sūrelių. Reklama. Pasiėmai vandens? Nu, tu pasiėmei vandens? It was at this moment that he knew. He fucked up. Aš neturėjau net vandens. Nu, aš mašinai palikau. Tai karočiai, daug čia nevaikščiosim, nes po to be vandens mes čia užtropšim. Ein, gal čia pažiūrėti. Kur mes dabar turim nueiti? Kažkur va gerti tuos miškus. Į miškus. It was at this moment that he knew. Tuos miškus atėjo. O ten bent jau takas bus kažkoks. Aš tikiuosi. It was at this moment that he knew. Ir pelkės negalima eiti, nes seni įklimsim. Priekam aš pasiėmiau gerus batus. It was at this moment that he... Tai reikėjo mane perspėti, kur mes ten braidysim. Tu nebraidyti, ten kitoj pusė yra pelkė. Aš jau ten buvau. It was at this moment that... Ten negrįšiu. Tam reikės, kad takas rasi.
Jeigu ten lankoma vieta, tai turėtų būti takas. Ar neturėtų, bet žinai. Vėl žinai. It was at this moment. Nu, Eastern European būtinai turi parūkyti. Žinai. Marozėlis. Čia kažkada buvo akmeninė siena, vartai. Matosi. Ir liko tik tais biškį akmenų. Sėdi. Vaizdelis tai Majestic toks. Atviras laukas. Piliakalniai. Pretty wild. Nu kaip jūs tai dabar savijot? Gerai, čia tu dėl turėtus pergyvenim man. Biški. Nieko baisaus. O čia kapinynas toj pusėj. Tai ten tik akmenis matau. Čia gyvenime. Čia gyvenvietė buvo? Čia buvo senoji gerai. Tai čia pagoniškos kapinės. Iš pagonių laikų. Nice. What the fuck? Gražus trusikai jūs. Jau ištrynė navigacija. Jau pasiklydom. Ta prasme, dar net neatėjom niekur. Pagaliau nuotykis jau dabar tikras prasidės. Einam į nežinomą keliuką. Nu, jis literaliai nežinomas yra. Yes. Unknown road. Jeigu aš apie tą vietą klausiau po žmogų, kuris čia dirba, ir jis nežinoma, ką aš kalbu. It was at this Gadam jis tai. Tai tada žinai. Mes čia tikrus nuotykius darom. Ne, aš jau neradau suknistų akmenų. Vieną kartą Šitą esu reik rasti. Mr. Navigator. Plius minus. Mr. Navigator Justas. Tada reikės ieškoti. Tiksliau, bet čia yra dabar. Kur turi būti ta giria prasidėti. Ir po to tas ąžuolas jau atskiras dalykas. Čia girios visur aplink. Aš va ten buvau. Patiek manim, ten nenori eiti. A ne? Išgirdau aš ten kažką. O ką tu ten išgirdai, kas ten buvo? Nežinau, nu jis daug tas metro, kad tokį per krūmus eiti, bet kažkoks toks didelis. Man buvo buvęs bendradarbis pasakojo, kad Nu, koks tie taurai, žinai, ta prasme, jie ten miške ieškojo kažkokio dingusio žmogaus, ar kas ten buvo, tai nežinau, jis policininkas buvo, tai ir sako, girdim tik atrodo žemės drebėjimas. Ir sako, visi į medžių šokat, žinai, ir belė kokia banda ten tų taurų prabėgo, žinai, galėjo sutrypti naktį, na. Nuotykiai. Sakiau, kad atsargiai, čia gali būti ir vanduo, ta prasme. Ne, čia tik Gali, seniai, čia tos, kur šlapia tik auga. Kai jūs tas užsimano nuotykį. Nežinau, ar čia rasim, ar nerasim. Girdi kažkokį ten tengenys? Toks. Kas tik? Ką? Ką? Ten rodė, seniai. Ten. Karoči. Einam. Vidury laukų.
Jau karočią, nebeturiu energijų. Tie eksploreriai. Po 15 minučių vaikščiojimo. Nusprendė, kad... Aš galvojau, kad arčiau čia bus. Reikia navigacijai normaliai žiūrėti. Teks ant kojų ištyrinėti, nieko kitaip nebus. Ane, jūs tai? It is what it is. It is what it is. Dažnai kur einam. Einame į Brazgynų. Ten, ne? Ja, Aš sakiau, kad ten. aplinkui. Piliakalnį. Gal reikia kokią lazdą pasidaryti, žinai. Walking stick. Prižadėjau Lukui, kad kitą mėnesį užsirašysiu Tinderį. Kitą mėnesį? Jo. Kodėl ne šį? Dar nepasiruošiu. Bet Tinderis gaidys. Sakė, eiti kažkokį kitą. Bumble. Jo, Bumble. Bumble, būtinai Bumble. Bumble ten, bet žymiai geriau. Kas ten yra? Ten esmė tame, kad tau pana turi pirma parašyti. Ir tada jos turi bendraut, kaip ir, žinai. A, tai pas turi inicijuoti. Jo, tai reiškia, niekada nebus taip, kad parašysi ir pana ten tau nerašys, žinai. O pana pirma parašys ir tu tada, žinai, parašai. Tai zaibnis. Ne, bet aš dabar kaip plikas, kas mane žiūrės, blė. Tai gerai atrodo ir plikas, ne? Speit lakus, kaip privaikščiai. Tai nereikia tau tos kaip kur. Tik tai skusk pastovi, nes kaip Zonskas netrodė gerai. Ne, aš taip noriu atsiaugint plaukus, iš tikrųjų. Kam? Ką, žinau, man patinka mano plaukai. Nu gerai. Nori, tai nori. Tavo mažesnė walking stick. Dabar tikri mes tyrinėtojai su lazdom. Let's go! Žengtume į pagalybę šitą. Yes, brother. Oh, God. Ar jautiesi taip, kaip vikingai jausdavo? Ne, jaučiuosi kaip du pasiklydę kauniečiai. Bet kad nereikia, mes visi pasiklydę. Badumts. Nu, radom upelį. Bet kaip čia pereit mums geriau? O, koks upeliukštis. Durnas nelipk. Išsilauši koją, aš tau garantuoju. Viskas, yes. Ant supuvusio rasto kažkokio lipa. Magelano. Vis dar patinka su jūs tik keliaus. Belekai, zaibys. Čia exciting. O, kurva. Čia atsargiai. Čia atsargiai. Mane atlaikė. Jis toks papuvęs atrodo, kad būtų. Jo, jaučiasi, kad lengvutis. Gerai. Šit. Plaunam batus. Durnas, peršlapsi. Lip. Piniai patys jau. Sau. Nepešlam tokie. Peršlapsi. Va. Žiūrėkit. Mes čia einam į gyrą, čia yra ta. Kur tu matai taką? Nėra čia jokio tako, seniai.
Va, į sieną atėjau. Čia turėtume į viršų sugebėti užlipti. Palauk, biškai, palaikyk mano lazdą. Ir palaikyk pafilmuoti. Man reikia užsidėti aplink save striukę, kad neužpistų nešti. Nu, čia geriau negu džimas. Bus. Čia bus numesta kalorijų. Nemažai. Ir vėl pasiklydė, Bibi žino kur. Ok. Give me that. Thank you very much. Kurokis prekybo šūdė. O jo, mes čia gražus išeisim. Give me my štik. Jo štik išbėtė. I know. Man štik iš molio. Gali pasidaryti naują. Yra čia medžiago. Dabar čia, kad žinotum prasme. Tai man atrodo, aš ten įjungiau reljefą, tai turėtų rodyti, kuris kalnas ten ir panašiai. Olia! Priartėjom? Priartėjom? Jo. Tai čia mums reikia lipti kalną. Apeiti va taip. Apeit šoną. Ten. Jo, rodo, kad link ten. Okay. Pasiruošęs? Yes, let's go. Nu jūs tai duok gyvenimo išminties biškai. Dabar kely. Gyvenimas kaip miškas. Kartais verta pamesti kelią dėl to kelio. Ne, tą turiu omeny. Retkartais yra ramus ir neišgirsti nei garso, kartais ošia kaip visas pasaulis. Wow. Taip pat ir žmogus. Labai poetiška. Gali pažiūrėti žmogų ir jis bus tylus, bet jo viduje skamba tūkstančiai svartų. O, Gerai, tas meilės atrodo. čia gal ir yra? O čia plaušų jėgų. Pažiūrėk karts nuo karto į navigaciją, kad tu be sure, kad mes ten, kur reikia. Mes galim nuklysti ir po to per toli nueiti ir atgal tekt grįžti. Kaip ir atėjom, kaip aš Rodi. suprantu. Aš žinau, kad mums reikia ne ten eiti ir ne ten, o ten kažkur. Tai mes dabar Mes einam... nuo upelio einam teisingai, mes einam nuo upelio tiesiai. Jo, mums reikia čia aplinkui apeiti, jo. Imk. O, Okay. Let's continue. What the fuck was that noise? medis. Medis taip traška? Taip, Jis kalba su mumis. taip, sako, įvairių paudalių. Video girdėsis tik mano alsavimas. Jo. Sorry, hebra. Sorry visi mūsų 10 žiūrėtojai. Per daug buvo prarūkyta cigarečių. Vaikai nerūkykit. Pasižiūrėm. Kenkia. Tik dabar tas lievas Kernavės teisas yra. archeologinė vietovė, matai, buvo ženklas. Taip, dėl to aš pasakojau pirmam savo video, kai čia važiavau, apie tai kaip tu čia kažkur atlikinė archeologinius kasinėjimus, tai galėtum labiau papasakoti apie dalykus, kuriuos čia galima rasti. Ai, nu, aš tai kai kasinėjau, tai buvo ten klasų VDU, man atrodo, tenais. Ne, Vilniaus universitetą, man atrodo. Nu, vienu žodžiu. Tai radom titnagų, visokių įrankių, peiliukų, ten ašmenų biškį bandymo. Bet ten daugiausiai buvo, man atrodo, rado vieną pilną ašmenį padarytą, bet ten turbūt buvo tiesiog išmesti, žinai, labiau nuo gamybos pačios. Bet matėsi, kad padaryti. Tai nebuvo ten super įdomu. Rokuoti, tipo. Jo, dėl to, kad ten, nu, tik tais
Tik tais mažas tos dalelės ten. Realiai tik nagų ieškojom. Tai... Bet visai smagu buvo. Ta prasme vis tiek vaikystės svajonė kaip ir išpildyta. Bet įdomiau būtų man žymiai ten kokio antro pasaulinio karo paieškoti ten dalykų. Nu jo, tas nebiškiai. Biškiai tas dalykas. Arba mieste, kokiam Kaune, kai darė irgi. Ai, ten kur rado ten tas monetas ant stalo. Jo. Kaune žymiai įdomiau. Griaučių gali lavoną rasti. Nu, aš buvau Paryžiaus katakombose, tiek prisižiūrėjau aš tų griaučių, kad man visam gyvenimui iš tiek. Reikia prisimint, kad ir atgal reikės tą patį kelią eiti. Tai mes nepasiklysim niekur, nes matom mes piliakom. Tai nepasiklysim, bet, žinai, energijos pasir. Mums dabar reikia tada lipti Ten reikia eiti. į kalną. Taip, aš suprantu. Kažkaip, jo, biški. Pasiruošęs? Aš gimiau nepasiruošęs. Nedaryk, ką jūs tas darytų. Taip, tai 2 mėnesius anksčiau negu reikėjo. Nu, davai, let's go. Buvau labai nepasiruošęs. Einam prisės. Biškai. Jeez. Reik parsėt. Ką tu ten fotkini? Nu šį kart biškį labiau ekstrem kelionė. Labiau ekstrem kelionė. Jo. Labai smagu, kad turi gerą kompaniją. Ja, same bro. Kad turi su kuom keliauti. Vienam nėra labai blogai, žinai, bet su kažkom tiek smagu. Yes. Savo mergina keliaudavau. Nu, jinai čia turbūt neįt. Eitų. Nors pasai kartą, kai vedžiausi panašią vietą, tai su kandžio širšės. It was at this moment that he knew. Pasižiūrėsim, Turėtume gerai viską praeit. pažiūrėsim. Atsipūsk. Mano Facebook'os istorijas jau pradėjo imti dachuje. O fuck, širšė prie manęs kimba. Nu, gerai, mes vėl pajudėjom, bet mes pajudėjom iš ten į ten. Tai mums ten, kaip suprantu, reikia. Ar... Jo, žiūrėk. Ką ten kas sako? Koks tu pavargęs eina savo. Tai taip. Man niekam, net prakaitą nenukrita. Nu tai tu, koks tavo svoris? Bet kuris matyt. Tas mes vis tiek nežinom, kas ateis ateityje. Kas nutiks. Vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, tai yra sekantis žingsnis. True. Ir, žinai, kas dar svarbu? Vanduo. Nu, bet tos pat nepasienis. Tai tu durnas, bravo, tu kelionių gidas esi, ta prasme, tu atsakingas esi už visą tai. Aš esu atsakingas už filmavimą ir montavimą sen. Taip. Gerai, kitą kartą pasimsiu kuprinę, normalią, tą tikrą Gerai. žygeivių, Va. prisikrauti visko, įsidėsiu staliuką, įsidėsiu Steliuko tai nereikia. Bet galima. galėsiu. Va dabar jau kalbi, ta prasme, va taip va reikia. Taip va ir reikia. Surelių prisidėti, nykštuko. Wow. Mano jau kamera pavargo, net nebefokusuoja. Nu kaip ten mes judam? Teisingai? Teisingai. Tai ten Tiesiai mums žemyn.
Eik tu nahui, kiek mes čia paukštyn žemyn vaikščias. Ui, Ant tau garantuoju, kad ten nueisim, rasim kitą kelią lengvesnį. kiek valandų sa? Nesutems ant mūsų. 3:30. Blet, gali ir sutemt. Nei. Kada dabar saulė nusileidžia? Būtų žiauriai ne kažką. Kur tavo walking stickas? Į cigaretę išmainiai. Durnas. Fuck, bro. Eik tu nahui, visi, kur tu čia mūsų vedi. Skundimų, kai pradėjom eit, negirdėjau. Tai kaip pradėjom. Sakai, kad all good. Nematau aš čia jokių ąžuolų. Man atrodo, čia ir yra tas slėnis, ne? Jo, tai va, ąžuolas, tai vienas. Neatrodo labai special. Tai dar nepriėjau. O tu nuotraukos ten kaip atrodė? Einam gal čia šonu, kad nereikėtų nulipinėti. Taip lanka biški, ar ne? Kaip šonu. Nu, va taip, va, paleitė. Galim bandyti. Do you remember? It's not about the destination, Fuck you! it's about the journey. Ja, greičiausiai destination šūdas buvo. Pasiklydę miške. Mes surandam save. Oi, blet. Ir mano blyksta, blet, įjungta. Born to be wild. Meow, 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 meow. Bow wow. Bow wow. Bow wow. Bom, 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 bom. Kas čia? Čia būna, žinai, tos reklamos, kai kas tinga man. Bow wow. Ir aš jį bandžiau. Klišablė. Aš bandžiau tą Klišablė. tokią old Čia schoolinę visi kliši žmonės. 80-ųjų porno muzikėlę. Successful. Kur tu ten eini, sen? Oh, God. Karočią, po 100 metų klaidžiojimo mes nieko neradom įdomaus. Kaip visą laiką. Au. O, tai mums dabar reikės lipti atgal iš šitą kalną, pereiti kitą pusę. Man atrodo, kad bus gal ten, kuris ten iš tų ąžuolų. Žodžiu, radom. Tas ąžuolas yra kažkur čia. Tik nežinom, kaip tiksliai turi atrodyti, nes jų čia daug. O tai tu, blet, nuotrauką žiūrėjai, aš Nu, nesuprantu. aš žinai, kaip ąžuolas atrodo, kur, nu, kaip ąžuolas. Tas Tai ten panašus- nieko nėra, jokių išskirtinių ženklų, nieko. Va, šis man atrodo jį. Va, upės vaga bent jau radom. Įdomi. Tai gali, turi tu nas nuotraukas bent jau užsisaugojęs? Nu tai, blet, tai kaip tu galvoji? Aš nesuprantu, blet, kas pas tave galvoji ten daros? Nenorėtum žinoti. Vedlys, blem. O, gal šitas? Būt gerai šitas. Radom obolių slėnį. Daubulių, Obelių, blet, daubulių. obolių, na. Obelių, bet čia obelis neauga. Koks ten? Daubulių. Daubulių slėnis, va. Va. Slėnis, vaga. Turbūt mes čia, arba ne čia, nežinau. Bet, garot. It is what it is. Kažką radom, vienu žodžiu. Matėm šernų pėdsakų.
Tai biški skeriai. Va, toj parodysiu. Va, matom visur pėdsakus šernų ar čia kažkokių gyvūnų, nežinau. Nors gal čia kokių elnių. Nežinau. Galima šitą kamerą gerai spalvas užfiksuoja. Kaip žalia čia. Nežinau, kažką radom, Kažką radom. kartą pylį. Kažką radom. Va, turbūt šitas čia ar. Panašus. Įdomus. Cool. Labai. O, čia išlindom kažkokio civilizacijai. Čia kažkokių žmonių sodas ar kažkas yra. Namelis ant ratų. Pasiklydom. Bent jau radom kažkokį kelią. Eiktų nachui debesis kokie. Žiūrėk ten už medžių. Ane? Sakei, gražus debesis, ane Justai? Fucking amazing. Kol mes nueisim, mes jau būsim šlapi greičiausiai. Nu, bet užtat gamtoj paklaidžiam bent jau įdomiai. Radom ąžuolą, viskas išpildėjo. Šiurbu. Nėra vidury laukų, čia prie pat jau pagrindinis kelias. Noriu valgyti. Prašom, kad ant žaliapjovas nuvežtų mus tik į Kernavę. Gal ir būtų buvę įdomiau, jeigu būtų šernas užpuolęs. Bet šiaip, ta prasme, nice, kad gamtoj prasėjom, įdomu buvo tais takeliais, tik gyvūnų takeliais pramintais eiti. Protėvių, dvasios, ten ne gyvūnai, jie žinojo, kad mes jam praeisim, jie iš anksto praėjo. Jo. Jie nurodė mums kelią. Taip. Hujovai parodė. Ne, bet viskas gerai. Kernas girčiai. Good exercise, ta prasme, aš nežinau, čia kokias 5, tai čia minimum jau čia buvo numesta. Tai mano surelį nuėjo vėl. Pagrindiniu keliu pyzdinsim iki Kernavės. Ką tu čia nurodai? Kuri visi buvo kažkiek per didinėlį priekėtų. Nu va, jau pradėjo lyti. Mes dar turim daugiau negu kilometrą iki Kernavės. Jep, Head west. Head west. Girdėjusi. Aleliuja. Man tokios ir kelionės vis dar. Bent jau atėjom iki Kernavės. Kaip ten sakoma. Some people run and hide from the rain. And some people just get wet. All people get wet. Pasakykit iš kokio filmo citatą. Čia netiksliai pasakiau, bet pasakykit iš kokio filmo komentaruose. Ir laimėsis liepą. Gausit 10 taškų. Sven, ko tu žengi? Žinau. Eik tu nakui, dabar pradėjai, dabar pizdamus neišeis. Laiky. Aš netyčia. Pala. Gerai, būna rimti. Lauk. Net man tylu man gyvengi. Nu tai va, pagaliau mašinoj. Kiaurai šlapi. O taip, tėvai. Pavargęs, fuck. Nebloga kelionė buvo. Kokios tavo mintys? Nenoriu. Tai va. Jau šiandien niekur nebevarysim, mane? Jo, ble, lyja. Varysim atgal į Kauną. Užteko nuotykių šiandienai. Šiauriai lyja ir... Tai va. Keliaujam atgal. Tai Teks prisistabdyti, nes... turi dar kokių išminties žodžių? Matai, žiūrė šitą dangų ir galvoju, ta prasme. Ir back in Kaunas. Mes galvojam, kad mūsų problemos kažką reiškia ir kad mūsų gyvenimai turi kažkokią prasmę ir kad tipo yra kažkas nulemta ant stuff, ta prasme, ir mes galvojam, kad čia pizdės, mes esam kažkieno kūriniai ir čia
už blogą tau atsitiks geri dalykai ir ten stuff. Blet, ne, mes esam kaip mažas krusdėlytės. Tas pats šūs, ta prasme, tiesiog didesni. Ir esmė lygiai ta pati yra, ta prasme, nieko nebus geresnė, ta prasme, kaip pasidarysi, taip turėsi. Niekas neteis tavęs ir neišgelbės. Niekam tu nereikalingas, blet. Makes sense. Tu turi viską padaryti pats. O lengviausia visiems yra laukti, kol kažkas už juos padarys. Bet kartu aš manau, kad nėra blogai ir kitų pagalbos paprašyti. It's fine, žinai, bet nepamiršk, mes vyrai, ne moteris. Pas mumis nieks neteis iš eilės 100 biržų ir nepadės. Mums nieks nepadės, skirius mes patys. Senė, gali paprašyti, gali susirasti žmonių, kurie tau padės. Ta prasme, nesutinku su tuo. Aišku, taip, viskas nuo tavęs priklauso, kiek tu pastangų įdėsi ir panašiai. Bet, ta prasme, pagalbos paprašymas ar pasikalbėjimas su kažkuo irgi yra tavo aktyvus veiksmas. Ta prasme, ir tavo pastangos. Tai nereikia to bijoti. Jo. Ne, man lengviau pačiam susitvarkyti. Niekam tada nei ačiū. Bullshit, bro. Bet niekam nei ačiū. Ką? Bet niekam nei ačiū nereikia sakyti. Pasidaryk pats ir ant galvą. Nu, ką žinau. Žiūrint, ką, ne viską gali vienas padaryti. Bet tiesiog, aš tik nuo savo gyvenimą supratęs. Jeigu žmonija visi būtų po vieną, tai nieko nebūtume nuveikę, nieko nebūtume pastatę, nebūtų autostrados šitos, nebūtų tavo mašinos. Tiesiog aš žinau, kad gyvenime, bent jau mano gyvenime visą laiką tai buvo, kad jeigu aš nepadarysiu, tai niekas nepadarys už mane. Nu taip. Tai aš turiu pats padaryti, prasme. Bet pagalbos žmonių prašyti nėra blogai. Gal, jeigu prašo tie, kurie vaidina. Jeigu neprašysi, tai tu nieko gero nenuveiksi. Tu vienas nieko didingo realiai negali padaryti. Visiems reikia kitų pagalbos. Kodėl pažiūrėk, kad didingus darbus, šiek darbus veikia? Kokius? Buvau miške. Su manim. Su tavim. Nu, ne vien. Tai va. O kaip buvo praeitą kartą, kai buvai irgi tam vaikščiai po tą mišką ar kitą mišką? Ta patį? Nu, kaip buvo vienam? Viskas ok, gal neišgirdau kažkokio didelio padaro. Tada biškai įsigandau. Nu, Šiaip tai puku. O kai turi didelį padarą su savim, kuris eina, tai tada tai baisu. Šiaip tai man labai gerai, kad tave turi, nes jau ką, aš tiesiog greičiau pabėgčiau. Nu jo, mane kaip masalą paliko. Taip, ta prasme, čia buvo viskas apgalvota. Svajabės. Nice. Well, that's friends for you, no? That's life. Nu va, mes jau suksim link centro. Ir kaip ir sakiau, atvažiavus į Kauną, saulė. Plius minus tokį. Šviečia saulė. Nice. Tai ką? Jūs tai atsisveikink su mūsų žiūrovais. Jei tokie bus. Aišku, bus. Stay safe, eat cake. Stay safe, eat cake. Wise words of stupid man. Ciao.